scenarijumi jau 24-ąją šaibą iš Kauno Žalgirio, 8 įvarčiai. Teisingai. Jis yra rezultatyviausias, o čia šansas ir kamuolys vartų tinkle, štai taip, triumfuoja. Ne kas kitas. Stefanas Miloševičius. Pastaruoju metu taip pat įvarčius štampuojantis. Ir matom, rezultatai akivaizdus. Kalbėjome apie įvarčius, tai taip pat jau 6-asis. Tero jėga ir meistriškumu dažniausiai ir remiasi. Čia nesėkmingai žaidžia Transinvest gynėjai. 3-3. Ausmendi jungiasi, Bošnekas pro nugarą. Čia geras perdavimas. Miloševičius kairę koją virš vartų. Kamuolį prašoko, Vesli turi priekaištų, kad nelink jo buvo siunčiamas kamuolys. Čia žaidžia Pašilys į baudos aikštelę vėl. Ieškomas kamuolį praktiškai iš užribio. Su Hegelman epizodu būtų sukurtas. Kaderas, nugara į vartus. Kamuolio jam priimti varžovai neleidžia. Čia Vilius Armanavičius. Armanavičiausiai pirmąjį šiandien iš Hegelmanų pusė. Baudos aikštelėje kamuolys. Kaderas arčiau vartų. Ten Dominikas Pašilys. Taip Planiūnas į kraštą, Musolitinas vienu lietimu Bošnekui. Gražiai atsidengia Bošnekas, perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia kamuolys. Kuriozinis įvartis. Tanaka kyštelėjo koją čia ir sugebėjo permesti kamuolį per vartininką. Transinvest komanda didina savo pranašumą ir rezultatas jau 2-0. Apskritai, visa ataka labai graži, geras perdavimas įkertančiam Bošnekui. Šio stiprus, akcentuotas perdavimas į baudos aikštelę ir Tanaka sugeba pasižymėti. Na, pamatysime pakartojimą ten atakos smaigalyje, bet na, tai yra suprantama. Hegelman komanda dabar kamuolį perima ir Radonija švelnina atsilikimą. Ką tik apie tai pakalbėjau. Aišku, čia Transinvest futbolininkai turi šiek tiek priekaištų dėl galimos pražangos, bet Hegelman tai nemotais. Vedadas Radonija sugeba pasiųsti kamuolį į vartų tinklą ir Bosniui. Tai yra, jeigu neklystu, iš tiesų teisėjo. Vėl baudos aikštelėje kamuolys ir aišku, ką ir Deividas jau prieš tai minėjo, na, yra tų bėdų, o čia nuošalės atrodo nėra ir gali būti labai pavojinga. Kaderas! Mantas Bertašius gelbė. Puikus buvo Viliaus Armanavičiaus perdavimas. Na ir kampas tikrai pakankamai Kauliniui baudos aikštelėje ir Kaderas ir Pašilys. Kol kas žaidimo neština svečiai. Dabar koks. Reikia atkreipti dėmesį turbūt į tai, kad na, iš to kampo, iš kurio dar vienas kampinis. Samuelis Omgue, jo perdavimas. Atšoka kamuolys Kauliniui. Šios plano B. Rimvydas Adauskas, vidurio gynėjas, yra pasiųstas į priekį čia, kai prašoko kamuolį Harūną. Tynių uždaryti visiškai niekam jokių klausimų taip pat, bet tas rungtynes uždaro Donato Šimėno švilpukas.